Man teta atsiuntė nuorodą į kultūros tarybos puslapį, kur buvo aprašytas projektas, paskelbtas projektas ir aš kažkaip pasižiūrėjau, galvojau, gal įdomu, bet gal dar ne dabar, nes aš buvau tik pabaigus universitetą ir man taip norėjosi kažkaip dar pasimokyti, pasižiūrėti, ką aš tiksliai noriu daryti. Bet tada, kadangi užėjau į tą straipsnį, man pradėjo ir Instagrame mesti reklamą, vyks projektas. Ir aš taip vieną kartą išmetė reklamą, antrą kartą išmetė tą reklamą, aš tik galvoju, gal pabandysiu, gal verta. Mes jautėm, kad daug pastangų įdedam į turinį ir jos atrodo visai neblogos gaudavosi, tačiau jautėm, kad vizualinė pusė yra nepakankamai stipri. Ir jautėm poreikį, kad yra iš tikrųjų noras atsinaujinti tiek logotipą, tiek visą kitą vizualinį identitetą, plus turėti kažkokią sistemą, kuri mums padėtų leisti greitai susikurti, pavyzdžiui, socialinėse tinkluose renginių viršelius, nes renginių yra daug, tai poreikis buvo pastiprinti bendrai vizualinę pusę. Tai mes ir pradėjome visą brandingą, prekės ženklą kurti nuo idėjos, ką nori pasakyti įmonė, kaip tai nori pasakyti, kokią nuotaiką ir kokiam žmogui tai turėtų būti pritaikoma. Ir pagal tai tada jau kūrame grafinius elementus, atrenkame spalvas, ar šiltesnės, ar šaltesnės spalvos, ar yra, pavyzdžiui, iliustracijos, jeigu labiau tokio šilto mielo nori, tai iliustracijas, jeigu ne, tai tokius labiau stačius kampus, tokių visokių elementų pagal tai, kokią nuotaiką tu nori perteikti. Tai mūsų pagrindinis klausimas buvo, kas yra gatvės gyvos būtent ir kaip tai galėtume parodyti, tai iš daug visokių variantų išsirinkome, kad gatvės gyvos ir yra pačių gatvių gyvybė. Dėl to, kad aš galiu net parodyti, pavyzdžiui, logotipas ir yra sudarytas iš tokių juostų lyg tai gatvės. Turėjom mentorių, tai mentoriaus pagalba iš tikrųjų buvo labai svarbi, toks kaip mediatorius, kuris padeda tiek dizaineriui, tiek mum patarė, kokie sprendimai yra geriausi. Labai naudinga vėlgi buvo mentoriaus patirtis, nes mentoriai tai yra dizaineriai sunkiasvoriai, kaip aš sakau, kurie turi patirtį, jie galbūt geriau išmano, kaip laikas dizaine yra skaičiuojamas ir jų kitą kartą netgi atėjimas ir fiziškai pastumimas pelės kažkokiame sprendime padėdavo gauti geresnį vizualinį sprendimą čia ir dabar tiesiog, šią minutę. Dizainas vis dėlto yra tokia, mano manymu, subtili disciplina ir dizainerio priėmimas, susivienodinimas lūkesčių ir tikslų, darbo etika iš tikrųjų yra labai svarbi šioje vietoje ir tikrai mums kaip mentoriam buvo darbo toje vietoje. Kadangi dizaino sparnuose mes turim susipažinimo tokį laikotarpį, kur mes kartu einame mokymus ir įmonė ir aš ir mentorius, tai mes taip kažkaip jau susipažinom tokioje labiau netiesioginiai darbo aplinkoje, tai buvo gana naudingas dalykas, nes nebuvo to tokio, kad tiesiai ateinu į įmonę ir sveiki, aš jums kursiu kažką. Čia, man atrodo, vienas iš pagrindinių svarbių dizainerio savybių yra prisitaikyti prie įmonės ar žmogus, su kuo tu dirbi, nes vis tiek visi yra labai skirtingi ir visiems reikia kitokio, prieimo. Visiems pirmiausia svarbu yra, kad būtų gražiai įpakuotas, parodytas produktas, o jau po to tik tais būna proga pamatyti, kas yra viduje. Tai norėjusi, kad galėtume pritraukti žmonės su tuo savo identitetu patrauklesniu ir manau, kad jis netgi ir pradėjo veikti ir duoda šiokią tokią naudą, tai dizainas yra tikrai labai svarbu. Ir prieš tai, kol neturėjom šio dizaino sparnuose sukurto brandbuko, tai iš tiesų kiekvieną kartą tai buvo tokia vargo vakarienė. Atsidarai Photoshopą ir ten mėgėjiškai kažką klijuoji, tai užima labai daug laiko, rezultatas irgi labai įvairus būdavo, kartais labai prastas. Didžiausias, ką išmokau, tai kad reikia labai gerai susipažinti, su kuo tu dirbsi ir labai gerą onboardingą pasidaryti, tokį susipažinimą su įmonė, išsiaiškinti, kaip jie dirba, kaip aš dirbu. Jeigu verslas jaučia, kad jam tai yra svarbu, tai yra svarbu. Jeigu jaučia, kad nesvarbu, tai jis bent jau tada vis tiek turi stengtis judėti tą kryptim, nes tiesiog įstatyminė bazė juda link to. Svarbiausia, manau, kad tai būtų nuoširdu, kad nebūtų to vadinamo greenwashingo, kad jeigu įmonė stengiasi kažką daryti ekologiškai, žiediškai, ten bandyti taupyti resursus, kad tai būtų iš tikrųjų natūralus sprendimas.